Prisiminti yra nesunku, galbūt sunkiau prisiminti sunkumus, problemas, agresijas ir diversijas, kurias turėjome įveikti, vesdami Lietuvą kaip Lietuvos sąjungos į tuos tikslus. Dabar sąjūdžiui tenka neišvengiamai kitokią funkciją tęsti dvasinį išsilaisvinimą, nes čia turime labai duobėtą kelią, pilną spąstų ir distancinio valdymo minų. Turime budėjimo ir žadinimo funkciją. Lietuvoje didžiulis antplūdis klaidinančių sampratų, nuostatų, vertybinių susipainiojimų. Kas, jeigu ne sąjūdis, turi palaikyti dvasią ir gyvybę? Todėl nenusiteikime, kad mūsų darbas tada buvo padarytas, o dabar esame veteranų klubas, kartais ką nors prisimenantis. Ir aš kalbėsiu ne apie neprisiminimais, o problemomis ir užduotimis. Kai kas yra naudinga palyginti anksčiau ir dabar. Buvo tada irgi dilema ir konfrontacija. Kas ką įveiks? Vienoj pusėje stagnacija, susitaikymas su išnykimu. Kitoj pusėje yra valia gyventi kitaip ir pasipriešinimas stagnacijai ir išnykimui. Stagnacija ir tada, ir dabar reiškia maždaug tą patį. Nusiteikimą, kaip yra, taip gerai, kad tik nebūtų